Sveiki visi, jūs žiūrite news247.lt kanalą ir iš pavadinimo video jau turbūt supratote apie ką bus šneka. Šiandien apie USB kabeliukus šnekėsime. Dabar labai populiaru, madinga tiksliau, naudoti mobiliuose renginiuose yra USB Type-C, bet iš tikrųjų ar toks jau jis yra naudingas, kai tarkim didžiojoje dalyje nebrangių telefonų USB Type-C nei palaiko iš tikrųjų to USB 3, kurio jis būtų jau privalumas, kam jis yra aplamai tas USB Type-C skirtas, o greitą krovimąsi palaiko ir visi renginiai, kurie palaiko greitą krovimąsi, turintis netgi micro USB, taigi vienintelis privalumas išlieka dvipusis kabelių kišimas, kurią pusę beįkištum, tai jisai ir veikia. Na ir šiandien toks panašus kabeliukas bus pas mane. Atidarom ir žiūrim. Siuntinukas keliavo apie šiek tiek daugiau negu mėnesį. O kaip įpakuotas. Ten nieko daugiau neturim. Netgi dėžutė. Štai tokia dėžutė. Double-sided micro USB plug matome. Double-sided USB 2 tipas. Minkštas kabelis 24-30 AVG, palaiko greitą krovimąsi 5,9 ir 12 voltų režimu 2,1 ampero. Ir atseit palaiko suderinamas su Qualcomm Quick Charge 2 Fast Charging, nors principė tai su visus greitus krovimusius palaikys, kadangi tai nepriklauso nuo standarto, tiesiog svarbiausia, kad atitiktų voltažas ir amperažas, tai yra, kad galėtų tiek vatų, kiek reikia praleisti. Na ir matom, micro USB tipas koksai. Koksai yra USB kištuko tipas, na ir tipai ir Quick Charge'as. Gerai, pasižiūrim, kas čia dar iš kitų pusių yra. Dėžutė užklijuota, dar gamintojo. Ir mus pasitinka taip gražiai suviniotas kabeliukas ir instrukcija. Instrukcija kabeliukui, nežinau ar kažkam to reikia. Na, kas norės čia ant pauzės galės pasiskaityti. Kas čia dabar su fokusu? Taigi, 18 mėnesių garantija, kontaktai ir tiek. Štai toks kabeliukas, pakankamai ilgas, čia yra, aš nepamenu kiek dabar metrų. 3,3 fitai, na, šiaip kažkas virš 1 metro tikrai. Štai toks USB kabeliukas, matome. Tiek šitas tarpelis yra vienodi. Ir štai toks galiukas, kuris turi iš abiejų pusių nuožulnumą. Kam tai skirta? Štai paimkim powerbanką pademonstruosiu. Taigi, matome, iš vienos pusės yra USB ženkliukas, iš kitos nėra. Galima įkišti vieną pusę su USB ženkliuku. Ištraukt, apsukt, kišt kitą pusę. Na, kišasi gan tvirtai, tikiuosi nelūžinės. Ir lygiai tas pats šičia. Štai čia standartinis micro USB, čia šitas kabeliukas. Kišame su užrašiuku, čia pademonstruosiu, štai su užrašiuku pusę. Laikosi gan tvirtai. Ir apverčiam ir kišam kitą pusę. Taipogi įsistatę. Laikosi gan tvirtai. Gaila, sugadinau savo testerį
negaliu pademonstruoti, kaip tai atrodys jungiant į kiek jisai amperų praleidžia, bet jau mačiau internete testus, iš tiesų praleidžia apie 2,5 ampero. Turint tokį kabeliuką visiškai nereikia USB Type-C, pilnai jis atlieka visas tas funkcijas, jūs galite naktį bet kurią pusę pajungti jį ir nesuklysite. Taigi, dar, aišku, daug kas norės pamatyti, ar į telefoną įsistato taip, kaip turėtų įsistatyti, į powerbankus matome įsistato. Aš dar pasijungsiu kitą kamerą, pademonstruosiu. Taigi, kaip tai atrodo pajungus prie telefono. Taigi, mūsų powerbankas, jungiam pradžiai vieną pusę. Imam telefoną, imam mūsų kabeliuką, štai būtent tas kabeliukas ir įstatom. Laikosi pakankamai tvirtai. Telefonas kraunasi. Ištraukiam, apverčiam ir įjungiam kitą pusę. Kraunamės. Ir lygiai tas pats su powerbanku. Taip, telefonas tikiuosi matosi kadre. Tai buvo su logotipu. Atverčiam. Kraunasi. Taigi galiu konstatuoti, kad puikiai tinka ir telefonams. Kągi, jeigu patiko šis kabeliukas, spaudžiam like, tai iš tikrųjų USB Type-C killeris, žudikas. Nuorodas, kaip nusipirkti, bus apačioje. Jeigu dar nesat prenumeravę kanalą, prenumeruokite, nes ateityje laukia daug įdomių dalykų. Dalinkite socialiniuose tinkluose, galbūt kažkas ieško tokio daikto ir neranda, o juk galima tiesiog nusipirkus šitą kabeliuką naudotis patogiai USB Type-C privalumais iš tiesų. Na ir iki kito karto, iki.